Visas Raseinių rajonas laukia akimirkos, kada pagaliau atsivers kultūros centro durys. Ir teisūs kalbantys, kad ženkliai paprasčiau būtų buvę nugriauti senąjį pastatą ir pastatyti naują. Dar 2010 metais architektas amžiną atilsį Algimantas Kančas parengė pirminį rekonstrukcijos sumanymą, kuris buvo pripažintas geriausiu iš kelių pasiūlymų. Jame buvo siekiama suteikti pastatui modernumo ir patogiau suplanuoti vidaus erdves. Raseinių kultūros centras atnaujinamas nuo 2008 metų. 2012 metais pakeistas stogas, atnaujintas fasadas, cokolis, langai, durys, atlikti kiti išorės darbai. 2014 metais naujas konkursas dėl per brangių pasiūlymų neįvyko. O 2017 metais pasirašius sutartį su Irdaiva, centrą buvo numatyta atidaryti 2018 metų pavasarį. Tačiau įmonei iškelta bankroto byla ir statybų darbai sustojo. Po 3 metų, 2021 rugsėjo 21 dieną pasirašyta sutartis uždara akcinė bendrovė Projektas Karma. Ir šiandien, paskutinėme etape, kada statybos jau baigtos, kultūros centro pastatas vizualiai gražus ir kviečiantis užsukti, nesibaigia trikdžiai jį priduodant priešgaisriniai tarnybai. Tai trūko pavojaus mygtuko, tai ne tokios plokštės sudėtos po scena, o dabar paaiškėjo, kad reikia pakeisti dalį ortakių būsimoje kavinėje, juos apkalant kalcio silikato plokštėmis. Tai nedegi, drėgmė atspari, patikima barjerą ugniai sudaranti medžiaga. Šiandien situacija, kaip matėte, jau pradėjome, turbūt tikimės paskutinius darbus su rangovais ir turėtume pakeisti tą dalį, kuri netitinka reikalavimų šiai dienai, į tokią dalį, kuri atitiktų reikalavimus ir tikimės, kad tai padarysime per keletą dienų. Projektas mūsų rengtas gana seniai ir per tą laiką, kol įgyvendinom, pasikeitė teisės aktai. Įvyko keletas tokių įvykių per Respubliką, kaip ir Kelmės tas pats kultūros centras sudegė. Tiesiog šiek tiek griežčiau pradėta žiūrėti priešgaisrinius reikalavimus ir tą, ką turėjom suprojektuotą, šių dienų nebeatitinka teisės akto. Senojo projektuotojo buvo jau pateiktas raštas, jie savo projekto atsisakė. Autorius pats projekto jau ir amžinatilsį yra. Tai tiesiog su naujais projektuotojais, ten buvo jau tiesiog projekto vykdymo priežiūra. Dabar sprendžiami klausimai ir darom taip, kad tiktų. Tai tiesiog gavosi taip, kad turim dalį ortakių pakeisti į kitus, kurie būtų atsparesni gaisro atveju. Tiesiog tai, kad tiktų, kad gautų tą patį brangiausią parašą, ar ne? Taip. Galima eksploatuoti šitą pastatą. Taip. Kiek dar finansų teks įdėti, kad jau galėtų startuoti kultūros centras? Jau čia tos trūkumų šalina kultūros centras pats, tai iš tikrųjų kultūros centrui kainuos apie 19 000. Jau darbai yra prasidėję, kada planuojate darbus pabaigti ir galbūt jau galim kalbėti apie kažkokius oficialius vizitus čia su parašais, su priėmimais, pridavimais ir galų gale su juostelės kirpimu? Iš tiesų planuoti tai dar neplanuojame tos datos, kada tai įvyktų, nes pirmiausia turime vis tik pabaigti darbus, gauti paskutinį parašą, kad atitinka ir šita dalis priešgaisrinius reikalavimus ir tuomet turbūt galėsime planuoti kartu su kultūros centru tos jau renginius, kurie būtų tiek atidarymas, tiek visi kiti renginiai. Turint minty tą mūsų nesėkmingą čia istoriją su kultūros centro pridavimu, neatsitiks dar kažkas, aš jau čia taip grubiai juokauju. Tikimės, kad neatsitiks, jo labiau, kad viskas yra patikrinta visiškai nesenai ir visus reikalavimus, kurie buvo išsakyti mums, tiek turbūt papildomi reikalavimai, kaip papildomų mygtukų įdiegimas ar papildomų priemonių įdiegimas priešgaisriniai sistemai, mes įvykdėm per tą laikotarpį, kada buvo tikrinama ir atliekami patikrinimai. Iš tikrųjų daug skiriam dėmesio būtent priešgaisriniai saugai, galbūt ir ta didžiausia dalis, kuri buvo skirta būtent papildomiems reikalavimams gyvendinti. Tai šiuo metu tikimės, kad ir šitas vamzdis bus pakeistas į atitinkantį
reikalavimus vamzdį, kuris atitiks viso gartraukio reikalavimus ir nekels priešgaisrinių rūpesčių ir ateityje. Egidijau, ar yra, sakykime, galbūt nurodyta, kad būtent turi būti tokia medžiaga su tokiais sertifikatais, na, aš jau čia kalbu apie tai, kad, na, nedaug dievė atsitiks taip, kad vėl kažkas kažkokį teisės aktą išleis ir jum betvarkančią paaiškės, kad yra dar geresnių medžiagų, sakys, dabar ta netinka, na, aš jau aišku ironizuoju šiek tiek, bet ar yra nors kažkokia garantija? Nurodymo tai net nėra ir dabartiniam teisės akte, nei praėjusiam nebuvo. Yra keliamas reikalavimas būtent komercinių virtuvių ortakiams išlaikyti liepsną ugnį viduje 60 minučių. Tai gaisriniais terminais ten EI 60 reikalavimus. Tai iki tol buvo laikoma, kad būtent ta apdirbimas yra pasiteisinanti priemonė, tačiau panašiai praeitų metų pabaigoje, praktiškai ant mūsų pridavimo gaisrininkams, įmonė, kuri teikia tokias garantijas, parašė raštą, kad virtuviniams, komerciniams virtuvėms, ortakiams nepasiteisina, jie negali užtikrinti valandos laiko. Tai šiuo metu yra 3 įmonės Lietuvoje, kurios teikia tas paslaugas, tai yra kalcio silikato plokščių apdirbimas, tai jau žodžiu buvo derintas su gaisrininkais, kol kas informacija tokia, kad tos medžiagos yra atitinkančios reikalavimus, tai panašių principų yra dengta ir mūsų scenos, buvo tokia dekoracijų pakelimo duobė, tai esam užtaisę ją jau iš anksčiau. Turit patirties, sakykime, su objektais ir kaip jūs galvojat, pavyks šį kartą? Kaip ir sakė direktorius, labai tikimės. Iš tikrųjų, turbūt ta dalis, kuri bus pakeista, jinai turėtų jau atitikti visus reikalavimus. Jinai turi, bent jau mes turim tos duomenės, kad turi visus sertifikatus, kurių reikalauja priešgaisrinės saugos inspektoriai. Ir manom, kad šitų sertifikatų, kurios mums pateikia tiek tiekėjas, tiek rangovas, jau turėtų pakakti. Nes, kaip minėjo ir Egidijus, tai vatos įdėjimas lygtai turėjo atitikti ankstesnius tos reikalavimus ir turėjo sertifikatus, bet kažkodėl tai vėliau jų buvo atsisakyta, matyt, atsižvelgiant į buvusius įvykius tiek Šiauliuose, tiek Kaune, tiek toj minėtoj Kelmėj. Tai turbūt, kad tai ir yra pagrindiniai dalykai, kodėl medžiagos gamintojas po to jau savo sertifikato, kad tai nėra garantija, kad nedegs tą valandą laiko ortakis, kuriame yra riebalų. Nors mums kartais gali pasirodyti, kad kai kurie saugumo reikalavimai yra pertekliniai, tačiau galbūt verta prisiminti, kad Lietuvoje įvyksta gaisrų maitinimo įstaigose nuo nedidelių virtuvės incidentų iki rimtesnių nelaimių, kai nukenčia žmonės. Todėl net ir tokia smulkmena kaip ortakių apkalimas kalcio silikato plokštėmis gali turėti didelę reikšmę mūsų kultūros centro lankytojų saugumui.